Mūsų kova. Vis dėlto, gyvendami kūne, mes kovojame ne kūniškai. Antras laiškas Korintiečiams, 10 skyrius, 3 eilutė. Ar tai ne paradoksas, kad mes turime kovoti? Palikime viską Dievui. Taip ir savo kovą taip pat. Mūsų kova ne tokia, kaip dažniausiai kovoja žmonės. Jie kovoja dėl galios, pinigų, darbo vietų, karjeros, vaikų, atostogų, savo teisių. Mes tuo tarpu atliekame savo darbus ir dėkojame Dievui už jo palaimą. Esame patenkinti tuo, ką duoda Dievas. Juk jo karalystė visa tai tik pašaliniai dalykai. Jis atsekėjo mums iš savo neišsenkančių turtų. Tad mes kovojame visai kitaip nei kiti žmonės. Mes kovojame ne prieš kitus, mes kovojame prieš save. Mūsų storas riebus aš trokšta sosto, tam, kad Jėzus aš valdytų. Mūsų užsispyrusi, veiksminga kieta, nemaloni širdis turi tapti minkšta ir gailestinga. Taisojo Jėzaus širdimi. Mes kovojame prieš troškimus tinginystę, malonumus, pasiputinimą, keršto troškimą, netikėjimą, kartelį, gobšumą. Kovojame prieš šio pasaulio mąstymą, nes jis mums daro įtaką pasąmonėje. Reklaminiai šūkiai, nepavydžiu nieko arba pavydžiu savo, giliai įsišaknyja mūsų mintyse, teisė į sveikatą, atostogas, automobilį. Pasitikrinkime savo mąstymą, ar esame veikiami krikščioniškos ar pasaulietiškos pusės. Ir kai tik mes nusidedame, kuo greičiau leikime pas Jėzų, tam, kad tamsiosios jėgos neturėtum kada mūsų užvaldyti. Jau Biblijoje pradžioje Dievas įspėjo mus, jei gera darai, argi nebūsi pripažintas. Bet jei gero nedarai, prie durų iš pasaulio tikėjo nuodėmė. Ji geidžia tavęs, bet tu gali ją įveikti. Pradžios knyga, 4 skyrius, 7 eilutė. Mūsų kova yra už gailestingumą ir teisingumą. Mes reikalingi mokykloje, darbe, politikoje, visur. Juk kovojame prieš tamsiąsias jėgas. Mūsų ginklai, padėka ir šlovinimas. Nes ten, kur Dievas, ten šviesu ir ten nėra blogio. Melskims Jėzus vardu už tamsiąsias jėgas. Tai jas išganins ir jos išnyks. Tad taip galime išlaisvinti žmonės. Kaip paprasta, aš turiu tik apsispręsti vykdyti Dievo darbus ir eiti kartu su juo. Jis skelbia tikrą kovą. Kelkimės ir kovokime tikėjimo mūšyje. Dėkuoju Jėzų, kad tu jau seniai laimėjęs kovą. Aš su tavimi ir noriu prisijungti pergalėje. Dabar turi viešpatauti tu, mano karaliau, o ne mano senasis aš. Dėkuoju, kad padedi man visose reikaluose. Amen.